Kaip tau, kirviai? Aštrus labai. So natural. Let's be on ourselves and break this evil spell. Pasveikinti kaip geriausia kovo mėnesio komanda. Mes renkam geriausias komandas nebūtinai pagal rezultatus. Dažnai būna pagal charakterį komandos, pagal istoriją, pagal žaidžiančius žaidėjus. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad žaidžia Sostinės krepšinio lygiai, kad jūs esate tokie kirviai. Komanda susikūrė 2009 metais, sukūrė 4 draugai tokie mėgėjai krepšinio. Realiai iš tų 4 esu likęs vienas komandoje. Tai kaip prezidentui leidžia kelias minutės man pažaisti, bet šiaip jau nieko gero nebelikę yra. Ir pavadinimas gimė, kai sėdėjom ant bordiūro vyniniai lauke vasarą ir kažkaip galvojom, kad reikia komandos ir toks pavadinimas gimė. Kirviai tai turbūt čia susijęs su tuo, kad medkirčiai, kad tokie mediniai nelabai mokam ir kad kažką bandyti. Atėdavo pirmais metais, nepakeitėm pavadinimą, nors jau pataikom, bet pirmais metais į lentą daugiausiai daužydavo tai kirviai. Taip ir liko, tai dabar reiškias, kad kovingi. Mes patekom tarp 32 C lygos komandų pirmą sezoną. Ne, 16 neiškritom, atrodo. 16, tai 32 patekom. Patekom tarp 32, tai realiai tada turėjom labai vieną gerą žaidėją, kuris po tų metų mus paliko. Ir tada nėrėm į 76 vietą, ar kurią ten. Paėm draugų, kurie turi pulsą, yra metę į krepšį ir juos paimdavo jų komandą. Tai jų komanda tokia buvo. Ir komanda po truputį lipdėsi ir išaugo į tokį darinį. Kai mes ją padarėm, mes net neturėjom tikslų tokių. Tokia, sakyčiau, aš kartais su jais pajuokauju, kaimiečių dalinai yra. Dalinai iš visokių įdomių miestų, tai... Kaišiadorys, Kretinga, Kėdainiai, Klaipėda. Tai palaukit, Vilniečių turim? Turim. Aš Vilnietis, tėvas Vilnietis. Viskas turbūt. Turbūt geriausią sezono atidarimą padaryti ir geriausią uždarimą. Taip, turim visokių tokių tradicijų. Darom prisirašymus, sezono atidarimus, uždarimus. Sakant, būna visokių nuotykių, kurių negaliu dėja viešai čia įvardinti. Mes prieš tokias didesnės varžybas būnam nusipirkę sėkmės garantų. Ir tos sėkmės garantus Rūbinėje turim ir tada, kai laimim, tada ten motyvacijos priemonė. Žinom, kas laukia pergalės atveju, jei ne, mes sekantis varžybas. Šiandien mes įnešėm tai pritrūko, kiek čia poras taškelių. Vieningumas, manyčiau, vieningumas, kovingumas, gynyba. Visi esam kaip vienas kurs. Gynyba pagrindinė. Šiaip išmokom gintis pagaliau. Nemetam milijoną taškų. 60 varžybas, praleidžiam dar mažiau, tai manau gynyba tikrai labai svarbu. Turim tokį bokštą, kitą bokštą. Padeda gynėjai stengiasi, negu atritaškai primėtis. Jūs čia taip sezono eigoj slepiat pajėgumą ir tik tai pabaigoj drioksteli, tarkim, ten jau čia paslat. Mūsų taip yra sudėliota fizinio pasirinkimo programa. Mes realiai taip, kad optimalią formą pasiekėm tik sezono gale. Tai yra amerikiečių metodika tokia. Trečioj klasėje Marčiulionio mokyklą lankiau. Ja, bet paskui teko išeiti. Dabar miestuose, Marius ten Kretingai žaidė, Senudas Kėdainis, aišku, Kaišiadorys, ten miestuose žaidė. Visokiau kaimiečiai, sakiau. Bet kažkokių tenai lygų panašiai nebuvo. Aš tai RKL, man atrodo, žaidė. Iš Kretinga? Jo. Jo, Harį pažįstu irgi. Jis biškai jaunesnis už mane, tai porą metų. Norėtume padėkoti lygai, aišku, ne veltui dalyvavom tiek metų iš eilės šitoj lygoj, jei nepatiktų, nedalyvautume. Tikrai pateisino lūkesčius ir toliau ketiname likti su šia lyga ir tikimės, kad kuo daugiau komandų čia jungsis, nes tikrai organizacija puikiai, labai patinka žaisti. Man tai labiausiai patinka nuvilti šitą jūsų korespondentą, kuris stato, kad mes pralaimėsim. Tai man va šitas yra toks. Čia man atrodo pirmie metai, kai nuvilė mane. Jo, tai pagaliau mes pasiekėm tą, kai matys jam. Norėtume perduoti Mindaugui Lapėnui, kad kai žaisim prieš savivaldybę, kuo mažiau mums procentų duokite, kuo mažiau, tai reiškia, kad mums to bus geriau. Ačiū labai Mindaugai.